Tėvo ir sūnaus draugystė. Už poros dienų bus tėčio diena. Kaip jinai bus paminėta pas tave? Kaip tu prisiminsi savo tėtį, kurį turi arba neturi? O gal tu esi tėtis, o gal abudu? Aš savo tėčio nebeturiu. Aš jo netekau, kai man buvo 12 metų, jisai mirė. Ir tą netektį aš nešiausi beveik iki 50 metų, kol suvokiau, kad reikia paleisti tą, ką buvau įsikabinęs, ko jau nebeturėjau. Ir man vis laiko to trūko ir neturiu kitos išeities, tik tai gyventi toliau. Mano gyvenime yra atsitikę 3 vaikai. Tai mano didžiausias turtas. Aš esu tėvas 3 vaikams, 2 sūnums ir dukrai. Mano mažajam sūnui yra 5 metai. Ir aš dabar pradedu pastebėti tai, ko aš nedariau, kur aš nebuvau su savo tais pirmaisiais vaikais, kurie užaugė, kur mano sūnui 23 metai, dukrai 25 metai ir jie jau gyvena savo kaip ir sąlyginai suaugusi gyvenimą. Vakar pasiėmiau sūnų ir pirmą kartą jo gyvenime jį nusivedžiau į kiną. Nuvažiavome mes į Vilnių ir mes buvom kino teatre vidury dienos, kur buvo gal 4 žmonės be mūsų. Žiūrėjom tokį animacinį filmuką Garfieldas. Apie turinį aš nekalbėsiu, bet patį faktą. Vežantį sūnų, pasakojau, kad yra kino teatras, kur didelis ekranas, jisai net nesuvokė, kas tai yra, apie ką čionais, nes jisai mato mažesniuosius ekranus. Ir kai mes įžėjome į kino salę, jis pamatė tą dydį to ekrano ir prasidėjo jo patirtis su kino sale. Jisai žiūrėdamas tą animacinį filmą tiesiog nenustygo vietoje, jis net šokinėjo vietomis, kaip džiaugiasi, kaip ta emocija buvo ir kaip jam gera buvo matyti kažką tai naujo ir patirti kažką naujo. Tai ne tik tai, kad buvimas ir matymas to, bet jis ėjo su savo tėčiu ir mes praleidom nuostabią dieną. Mes grįžome po kino ir nuvažiavome į sporto salę. Sporto salę, kuri vadinasi Gym Plusas, kuriame aš turiu abonentą dar vis iki šiol. Ir aš jam norėjau parodyti, nes jis manęs prašė, tėti, parodyk, kur tavo ta sporto salė. Parodyti norėjau, kaip atrodo tas sportas, kaip atrodo tas gyvenimas būtent toksai. Užėjus į salę, jisai labai įdėmiai žiūrėjusi aplinkui ir stebėjo, kas ten vyksta, kas sportuoja, ta visa įranga, kur yra. Aš mačiau, kaip jisai džiaugiasi, mačiau, kaip jisai šypsosi čia. Ir žiūrėdamas tą animacinį filmuką, jisai šypsojosi, jo emocijos visos liejosi, jisai neslėpė to visko. Atsitiko įdomi situacija, kad prie kažkoks žmogus, mačiau, kad užrašas turbūt darbuotojas ten to klubo, sako, ką jūs čia darote? Sako, mes čia vaikščiojomės. Sako, jums čia negalima būti. Čia tik nuo 16 metų ir panašiai. Tai yra, jie visi ten laikosi savo taisyklių, nors mato, kad mes nesportuojam. Aš sakau, atvežiau savo sūnų, parodyti jam, kaip reikėtų gyventi gyvenimą, kur reikėtų save stiprinti, kaip jam suprasti tą gyvenimą per sporto pusę, per stiprumo pusę. Jisai vis tiek intensyviai sakė, negalima, čia nesaugu, kol aš įtikinau, kad viskas tvarkoje, mes tik pasižiūrėsime. Po 5 minučių mums išeidinėjant prie dar viena moteris, kuri irgi labai susirūpinusi, darbuotoja, jos pareiga, kaip čia jūs drįstate vaikščioti, pareikšti. Teko ir ją nuraminti, kad viskas tvarkoje, kad aš rodau pavyzdį savo sūnui ir mes išėjome. Tai tie žmonės gyvena savo gyvenimus, aš gyvenu savo gyvenimus ir aš norėjau parodyti savo sūnui, kaip aš gyvenu, koks mano yra gyvenimas. Kaip prieš daugybę metų aš turėjau mažus vaikus, 5 metų, 7 metų. Ir jie pas mane ateidavo, norėdami su manimi pažaisti, kažko pasidalinti, pabūti prie manęs. Aš grįžęs iš savo darbų ar savo kažkokių verslų, sakydavau, nekniskite man proto, vaikai, aš toks pavargęs, ko jūs norite iš manęs, eikite kur nors pas senelius ar dar kažkur tai. Aš juos visą laiką atstumdavau. Ir žinai, ką aš darydavau? Ta, ką darai tu. Aš gulėdavau prie teliko ir žiūrėdavau į teliką, gerdavau alų ir žiūrėdavau į tas kalbančias galvas. Mano vaikai norėdavo su manim Lego pažaisti ar išeiti kamuolį paspaldyti, aš sakydavau, aš neturiu jums laiko, aš esu pavargęs ir atsikniskit nuo manęs. Ir kaip tu manai, kaip jie jautėsi gavę tokį atsakymą? O jeigu aš turėdavau šiek tiek laiko ir sėdėdavau ir
apsimesdavau, kad lyg tai dėmesį jiems skiriu, o iš tikro tai aš irgi žiūrėdavau kažkur kažką kito darydavau ar kalbėdavau telefonu, jie negaudavo to dėmesio, kol galų gale jie nustojo ateidinėti pas mane. Jie tiesiog žaisdavo savo ramiai savo kambaryje, arba pradėdavo susiradinėti tų draugų, su kuriais galėtų praleisti laiką, arba pas senelius. Ir kaip tu manai, tą laiką, kurį aš norėdavau praleisti su savo draugeliais, išgerti, suvalgyti šašlyko, kur tas laikas nuėjo? Į užmarštį. O tas laikas nepraleistas su savo vaiku, su sūnumi ar su dukra, kur jisai nuėjo? Į skausmą, į apgailestavimą. Dabar aš žiūriu iš kitos pozicijos ir matau, tiems savo kvailiams draugeliams, kurie liko ten pat, kur ir buvo prieš 30 metų, aš skiriau savo laiką. Aš gėriau, žvengiau iš tų bajoriukų, o vaikai, kuriems reikėjo mano dėmesio, jo negavo. Dabar, augindamas savo 5 metų sūnų, aš jau nebesu toksai. Aš einu į tą pokytį, kuris reikalingas ne tik tai man, bet ir sūnui. Aš noriu būti jo gyvenime tas tėtis, kuriuo jisai didžiuotųsi, kuris yra stiprus, už kurio galima rasti užuovėją, kuris suteiktų galimybę suprasti pasaulį, kuris vestų per nuotykius, kuris vestų per atradimus. Grįžęs iš sporto salės, aš jį atsivežiau čia į tą sodybą į vienkiemį į mišką. Kodėl čionais atsivežiau? Todėl, kad jisai gamtoje mato visiškai kitą pasaulį ir kitą realybę, kurioje jisai klesti. Čia yra žalčiai, čia yra kitos gyvatės, čia yra daug įvairių driežiukų. Lūšį prieš porą dienų matėme. Viskas čia verda, čia gyva, kirminiukai nuo medžio krenta. Jisai žaidžia, atradinėja, bando suprasti, stato namus jiems. Čia jam yra nuotykiai, čia yra gyvenimas. Jis atranda šikšnosparnius, mano rūsyje. Jis miega toje trobelėje, kur visiškai kitaip ir pats gyvenimas. Ir jisai nori čia atvažiuoti. Ir jisai mane mato ne tą, kuris yra apsvaigęs, ne tą, kuris stumia į šalį, o tas, kuris sako, sūnau, kur mes važiuosime. Kaip mes šiandieną praleisime tą dieną. Ir mano fokusas ir mano prasmė yra skirti laiką sūnui, užaugti jam stipriam. Užaugti tokiu pavyzdžiu, kuris būtų pavyzdys ir kitiems stiprus savo gyvenime. Aš didžiuojasi tuo, kad aš pakeičiau savo gyvenimą, savo kelionę, kad aš galiu padėti savo artimiausiems žmonėms, kad jie matytų mane kitokį. Visų pirma, tai mano vaikai. Netgi ir mano vaikai, kurie jau užaugę, jie jau sukasi į mane, matydami mano pokytį. Ir jie nori taip gyventi. Ir jie nori būti tuo, kad jie įkvėptų kitus žmonės, kad jie turėtų energijos, kad jie būtų pozityvūs, kad jie šypsotųsi ir kad pakylėtų kitus. Jie sportuoja, jie stengiasi suprasti pasaulį kartu su manimi ir aš jiems padedu. Vietoj to, kad aš anksčiau naikinau jų ir savo gyvenimą, aš dabar pakylėjau juos į kitą kelionę. O kaip tau sekasi su tuo? Ar tu kuri savo verslus, nepastebi savo vaikų, juos numetęs į šalį ir didžiuojasi sąskaitoje tais pinigais? Ir kai ateina laikas ir vaikai nenori su tavim niekur eiti, nieko daryti, su tavim bendrauti, tu turi priekaištą jiems, kodėl jie su tėvu taip elgiasi, todėl kad tu esi mulkis ir net nesugebi pastebėti, kas yra svarbiausia. Per savo kelionę pastebiu, kad viskas, kas yra svarbiausia, tai yra žmonės ir santykiai tarp tų žmonių. Ką mes sukūrėme, ko mes tampame ir kaip mes elgiame šitam gyvenime. Ir artimiausi mūsų žmonės yra mūsų vaikai, mūsų tėvai. Ir jeigu tu esi tėvas ir turi vaikus ir dejuoji, kaip tau sunku, tu krenti į depresiją, tu eini su draugeliais pagerti alaus ar nustumėsi šalį, tu esi visiškas nevykėlis. Tu gailiesi savęs, pradedi gerti ar vartoti narkotikus dėl to, kaip tau sunku. O kaip tavo vaikui suprasti tokį tėvą, matyti tokį sugriuvusį tėvą, nelaimingą, nesveiką, aptekusi lašiniais, ką jam tu fucking formuoji? Ką formuoji? Tu vietoj to, kad gailėtumsi savęs, sugebėk ir rask jėgų pakeisti savo kelionę, kad tu tarnautum jiems, savo vaikams. Tu pamatysi, kokia gyvenimo kokybė atsiranda, kai tu tarnauji kitam žmogui, savo artimiausiam žmogui, kai tu esi pavyzdys jam, įkvepi jį, būti stipresiam mokykloje, kur yra lygiai taip pat norinčių pasišaipyti iš tavo sūnaus. Ir tu
tampi jam įkvėpimu, jį sustiprini. Kai jis mato tėvą, kuris rūpinasi savo sveikata, kuris nevartoja alkoholio, kuris šypsosi, kuris rūpinasi savo moterimi, tai yra jo mama, kuris yra pagarbus ir draugiškas. Ar tu jauti kokią gyvenimo kokybę tu kuri savo ir savo sūnui ir savo vaikams? Jeigu tu esi sūnus ir elgiesi lygiai taip pat priešingai, tai yra naikini save, vartodamas alkoholį, narkotikus, persivalgydamas, sirgdamas depresiją ir nesirūpindamas savimi, tavo tėtis lygiai taip pat kenčia, matydamas savo vaiką tokioje kančioje. Gal jisai tau neparodė pavyzdžio, bet tu privalai parodyti tą pavyzdį, pakeisdamas savo gyvenimą ir savo likimą. Tai šitas tinka tiek tėčiui, tiek sūnui. Čia aišku dalyvauja ir dukros vienareikšmiškai, bet pagrindas yra tėtis ir sūnus ir jo santykis, kaip jie suformuoja. Per visus mokymus, kuriuose aš einu su žmonėmis, matau tą patį. Į skyrybų metu tėčiai netenka vaikų, šeimų, nieko jie netenka. Dėl vienokių ir kitokių priežasčių nesvarbu. Ir jie užmiršta savo vaikus. Dėl to, kad susipyko su savo moterimi ir jie nenori ją žiūrėti, tuo pačiu tie vaikai pririšti prie motinos ir tada jisai nekenčia visko. Gyvenimas griūna abiem, tiek tėčiui, tiek sūnui. Sūnus visą gyvenimą ieško savo tėčio, o jisai, dėl to, kad nepavyko jam kažkokie santykiai su kažkuria tai moterimi, jisai atsisako savo vaikų. Kažkada ir man tai buvo, kol aš galų gale supratau, ką aš darau ir aš susigrąžinau tuos vaikus. Ir nesvarbu, kas vyksta santykiuose, nes gyvenimas toks yra. Mums ateina tos moteris, išeina tos moteris, mes teisingai pasielgiam, neteisingai, nesvarbu. Bet vaikai yra mūsų atsakomybė. Neišėjo su ta moterim, rūpinkis savo vaikais. Viskuo skirk dėmesį, pinigus, laiką, viską tam, kad jį pastatyti ant kojų, kad jam parodyti gyvenimą. Ne tai, kad tu sugriuvęs ir nelaimingas ir skūsiesi, kaip tau nepavyko gyvenime, o kad tu toj situacijoje atvirkščiai sakai, aš būsiu stiprus ir aš savo visus tuos silpnumus numesiu į šalį, savo ego numesiu į šalį ir pradėsiu rūpintis savo vaikais, pasirūpinęs prieš tai savimi, savo fizinę ir psichinę sveikatą. Neįtikėtina prasmė atsiranda gyvenime, taip gyventi, taip suformuoti savo kelionę čionais. Rūpintis savimi, pakelti visiškai kitą lygį savo gyvenimo kokybę, tuo gyvenimu dalintis su savo artimiausiais, su vaikais, sūnumis, dukromis, savo antrosiomis pusėmis ir eiti per gyvenimą taip kiekvieną dieną. Sekmadienį, šeštadienį vakare su sūnumi mes praleisime kūrendami laužus, sekmadienį važiuosime į Saloko ežerą maudytis, praleisti dieną, ieškoti, tyrinėti, keliauti per miškus. Noriu parodyti jam pasaulį, koks jis yra, koks jis galėtų būti, kokiam reikėtų ir gyventi jam, ir kokiam jisai jį ir pamatys iš vienos ar kitos pusės, tiek miestą, tiek gamtą, tiek visišką vienumą. Ir pamatys ir turės šalimai savęs tėtį, tikrą tėtį, kuris yra kartu su savo vaiku. Tiek tėčiui, tiek sūnui. Atsisukite vienas į kitą. Paleiskite viską, kas buvo jūsų skauduliuose, santykiuose vienas su kitu. Žiūrėkite vienas į kitą, rūpinkitės vienas kitu ir būkite stiprus. Būk stiprus.